Sveikinu su 7-uoju negiliai epizodu. Šiame epizode pasikviečiau Blondaniną. Tai yra moteris, kuri žino, kaip laikyti vyrą po padų, kaip ištreniruoti vyrą, tai yra coacherė, tai yra gyvenimo mokykla, tai yra terapija, tai yra moteris, kuri padės uždirbti jums milijonus. Tu tokia materialistė. Aš realistė. Ne, aš kanceliuoju jūs, ne mane kanceliuoja. Lobster. Tai vyras lobster. Vakar, pavyzdžiui, darė šitakę mushroom soup. Ir klausimas yra, ar tau negėda? Labuka. Labuka. Mamytė, žinok, aš filmuoju. Tu filmuoji. Bet tu greit gali pasakyti. Aš greit pasakysiu. Aš tik man pabėgti anksčiau iš darbo, kokį 5 valandą susiplausiu. Bet pirmadienį nedirbi. Pirmadienį, aš dabar dirbu 3 dienas. Supratau, nu tai gerai. Nu, jeigu sekmadienį po darbo, pirmadienį po darbo irgi ką. Nu, хорошо, sugalvosim, ką nors. Sekmadienį vis tiek susitiksim. Gerai, davai pradėkim. Nu, iki bučkis. Bučkis. Nu tai ką, Blondinė, turim šį klausimėlį, to gerbėjai uždavė. Labai tave visi mėgsta, myli ir taip toliau. Klausimas iš karto yra, kaip būtų tokiai divai kaip tu? Siūlyčiau kiekvieną rytą praktikuotis. Žiūrėti į veidrodį ir sakyti savo tokius affirmations. Nu, tipa, tu esi diva, tu esi tobula, tu esi verta viso ko geriausio. Arba gal net ne tu, o aš sakyti, aš esu tobula, aš esu verta visko ko geriausio. Dar mačiau tokį video, kur boba, tipa, aktorinį ten veda pamokėlės ir tokį rodo, tipo, humping, tokį judesį ir sako, tipa, I want it, give it to me, it's mine. Tai va taip reikia daryti, tipo, nu, viską, ką nori, pasiemi. O kaip vyras, pavyzdžiui, tam gyvena kiekvieną rytą kitokius ritualus darai, neužknisa jo? Tu galvoji, aš išleidžiu į vonę, taip. Aš vonioju tiesiog savo reikalus darau, ta prasme, savo ritualus įtakoju. O tai Blondinė dirba iš vis ar ne, tu turi darbą? Mano darbas yra slaint nuo ryto iki vakaro, bliats, ta prasme, tu žinai, kiek aš plius vedu, nu, ta prasme, terapinės sesijas moteriškiams. Vedi terapinės sesijas, bet nesipasakoju. Aš coachinu kartais. Coachinu, mergaitės atkačioju, kad biškai atsičiūkintų ant kojų atsistatytų. O putarsime, o kas man turi būti, kad aš pas tave į terapiją eičiau? Kokiam problemom dirbi? Man atrodo, turi užtektinai jau. Tikrai galėtumėm kažką suorganizuoti, padėti. Kokios problemos? Nepasitikėjimas savimi. Su vyrais problemos man. Bliat. Nu tai, nuo ko ir pradėkim. Problemos su vyrais dažniausiai ateina mergina, man ten, man čia dėdas. Nu tai aš ją atkačelį, nu taip, kad nebenori to vyrų jau, manau. Nu tai gerai, bet, pavyzdžiui, man nesiseka susirasti vyrą, ką man reikia daryti. Vat aš turiu problemą, vat atsiranda ir mane pastoja palieka. Vat kas yra... Atsiranda ir tai pastoja palieka? Taip, tai aš problema esu. Tu tiesiog gal problematiškai išsirengi kažkokius duchus visų pirma. Bet tai kaip taip iš eilės? Kiekvieną. Tu nepaskaitai red flagų. Neiškeli savo standartus, savo savivertės, neparodai iš anksto, ta prasme. O pavyzdžiui, tarkim, jeigu, kaip reikia, ne, būni santykiuose, tarkim, su vyru būni santykiuose ir kaip reikia, uždominuoti, kad tu būtum bosas santykiuose. Nu, ta prasme, čia jau nuo pat pažinties tam. Ta prasme, jeigu tu ten rašinėjai, nerimauji, kas, bliats, valandą, tipo, labukas, ką tu, ką veiki, trampampam. Tu, ta prasme, parodyk dėdui, kad tu turi savo gyvenimą, savo veiklą, save, draugus, trampampam, kad tau jis nėra pirmoji vieta ir tu, tipo, simpini čia, parašyk man žinutę, kad tu pupoga. Tiesiog, kad jis tavęs lauktų, pasilgtų, norėtų, ta prasme, susitik, trampampam. Nu, biškai reik taip, ta prasme, nepamest savęs, jau ten susileidi, pupoga, myliu, bliats, ta prasme. Taip. Jeigu paduoda pakankamai kešą, jeigu paduoda, gal ir mylių galima, bet, neperspaudžiant, what the fuck. Nesu kaip, ta prasme, žinai, būna, pavyzdžiui, nerašo ir nori parašyti, nes tau reikia biškai to dėmesio, ką daryti, jeigu bičas tave paliko ant sienos, tarkim, čia net paliko ant sienos, ir tu nori jam parašyti, reikia parašyti, nes tau reikia dėmesio. Paleis petardą per jo langą. Manau, tikrai dėmesį atkreips, žinutė bus perskaityta, išgirsta, jeigu, ta prasme, šitas turėtų... Geriau, jeigu nežinau, kur gyvena. Nežinai, kur gyvena? Aš tau duosiu kontaktą, jeigu ką suranda visus, tyliai, diskretiškai galim suorganizuoti. Bet šiaip, ta prasme, paskambint gali ir sakyti, tu debilas, tu galvoji čia paprikolų, čia mes ar kažką. Darom kažką, nedarom, man reikia žinoti, nes už 10 minučių privažiuoja kitas į kiemą, man atšaukti ar ne. Viskas.
Bet, tarsi, tu esi linkus komunikuoti, ne, apie santykius. Bet kada... Taigi jie kaip šuniai, tu jam turi išaiškinti, labai paprastai ir aiškiai, the fuck. Gestais gali parodyti, kad šaibų, man duodi. Ta prasme, kartais gestais, kartais reikia kokį spyrį užpakalį, nu, bet ta prasme. Taip. O tai kiek turi praeiti pasimatymą, vai tu, kad jau galėtum su dėdu šnekėti apie tokius dalykus? O tai pirmi, pavyzdžiui, 2 pasimatymai, kad ten tipo sėdė ir aš noriu meilės. Ne, ta prasme, nu, what fuck. Nu, man tai būna. Aš įsimyliu per pirmą pasimatymą. Ilgis, nu, tau pizdės tada. Aš dirbu su savim, tai aš dėl to noriu tų coachinimo šitų visų sesijų. Patarimų kažkokių, nu, žinai. Nu, iš tikrųjų reikia nepamest savęs nuo pat pradžios. Ta prasme, tu gali rodyti, kad tau, nu, žmogus tipa įdomus. Jeigu tikrai, kad tau jis tai įdomus žmogus, kad tu ten, nu, nori bendrauti, trampampam. Bet, nu, nepaskęst per daug. Tipo, o, papasakok apie save, oi, koks tu fainas. Blet, nu, laikom kardaną, gerai? Supratau. Manyčiau taip, o, nu, standartus ir, ta prasme, komunikuoti apie savo poreikius, tai, nu, reikia iš anksto. Kam ten, tipa, smaukytis, pavyzdžiui, 6 mėnesius, paskui, aš nepasiruošęs santykiams. Blet, ta prasme, išsikomunikuoti iš anksto, da fa? Bet taip dažnai būna, kad tas nepasiruošęs santykiams. Tai ką jis 6 mėnesius buvo pasiruošęs, tipo, tarčelinti lovai, o dabar nepasiruošęs. O ką tas reiškia, va, tipo, vadinės daug pasitaiko tokių atveju nepasiruošęs, tipo, pasiruošęs ir po pusės metų jis jau nebepasiruošęs. Ką reiškia? Ką galima apie vyrą pasakyti? Nu, ta prasme, kiaušiniai nesusiformavę, mama neišauklė, siūskit atgal pas motiną, jeigu perauklės, atkačialins, tada jau bus pasiruošęs, nu, viskam. Aš tiesą sakant, nežinau. Nu, pavyzdžiui, nu, blogai nuskaitot, jūsų skaitytuvas hujovai veikia. Jeigu jūs, ta prasme, pusę metų trinatės ir paskui jisai, ups, aš persigalvojau. Tikrai nematėt, paskui būna, aš nesitikėjau, kad jis tipo toks bus. Bet nu, o gal buvo rožinėtiniai, nusiemi savo tos akinukus, biškai atsimerkė, atsičiūkinį, vertinį blaiviai. Ką jis daro, kaip jis šneka. Ne, net ne kaip šneka, kokia jis šneka, nes jie vis laik meluoja, nusišneka. Ką jis daro, kokie jo elgesys, ar tu tikrai nepraleidi nieko, ar nėra red flag, reikia su įtarumu žiūrėti. Ta prasme, geriau būti įtariam, negu paskui vertkampę, blėt. O pavyzdžiui, tiems vyrams nėra sunku būti su blondinino, nes blondinino tokia... Kokiems tiems vyrams? Yra vienas vyras savo vietoj patenkintas, būti nepatenkintas, gal bandytų pabėgti, bet aišku, lenciūgas yra. Nu tai va, nes blondinino tokia intensyvi biški moteris yra, ką? Jisai yra ten, kuriam norisi būti. Taip. Jis yra ten, kuriam norisi būti, jis labai supporti, vis mane palaiko ir nuvežė į podcastą ir pėdutės pamasažavo ir visą takoja. Bet kada parodysim savo vyrą? Nu, pas mus yra, jisai, ta prasme, pagal blondaninos religiją, jis yra, turi rodyti tik man savo veidą. Supratau. Viskas. Kad nenužiūrėtų kitos bobos, nes, nu, ta prasme, jisai, tipo, ką? Kad nebūtų jis kažkokia šliucha, ta prasme, ten, ką jis kreipysis prieš kamerą. Ne! Vyras turi būti kukliai apsirengęs, namie pasislėpęs, o ne čia, tipo, staipstytis prieš čia kameras Instagram'e. Ne. Bet kaip suprantu, tada kaip šuniukas, skaniukais dresiruojami ir taip toliau, ne? Taip, skaniukais, jo. Pavyzdžiui, geriausias skaniukas mano dėdui yra burgeris. Bet čia jau per, nu, gimtadienius šventės. Burgerį, kai sušeriu, savaitę atidirbinėja. Ar blondaniną gali kažkas cancelinti? Ne, aš kanceliuoju jūs, ne mane kanceliuoja. Ir viskas, tai kokios problemos? Gerai, toliau. Ar ši blondinė turi vaikų? Blondinė parašė didžiųjų raidžių. Obviously. Dabar. Iš pagarbos tikriausiai. Ar turi vaikų? Jau, dar ne. Vyras turi subręsti, truputuką kitokias figūras sąskaitoje jau turėti. Tada bus gal, jeigu nusipelnys, gal jis ir turės mano, mano offspring, bet dar ne laikas. Ne. O tai gerai, kiek vyrui turi jau būti metų, kad jis būtų pasiruošęs? Ar ne metus esmė? Ne tą skaičių, seniuk. Skaičius yra sąskaitoj. Tai kuris yra mano rodiklis. Ir IQ dar biški svarbu. Kiek nulių turi būti sąskaitoj? Limonas bent jau. Jeigu nėra limono sąskaitoj, tai apie ką mes kalbam, ką mes čia tipo eisim. Pašalpų prašyti ar kaip. Tarsi, kuriam laikui blondaninų užtektų limono? Kokie yra blondaninos poreikiai? Limonas? Nu, čia didelį pinigai. Su mano lifestyle limonas išsileidžia per, grubiai 8 mėnesį. Kur tik reikia pinigų padėti? Dubai, hadžet procedūros, Bali, huji, skraidom, private jet, visą tokoja.
Lubutins, Džumičių, tu juokauji. Nu, tu gal ir nematęs Džumičių, bet čia yra Džumičių. Žinai, kiek kainuoja? Kiek? Nu, va, daug, karočią. Kas yra daug? Nu, inkstą vyro atidaviau, kad O originalus žymičių? Nu, tai ne, blėt, tu pažiūrėk, etiketė yra все такое. Nes vat jūs tokias biški mėgstatas padėlkas. Mes esam kažkaip pratę matyti, kad jūs tokios blondinės. Prie padėlko biški labiau prisiperkat iš Turkijos. Tu manęs nemaišaik su tiesiog blondinės, tipo generalizuot, čia, nu, nepatarčiau. Aš ne šiaip blondinė, aš esu the blondinė. Blondinė yra viena, singuliarinė moteris. Nu ir viskas, kol kas dar Turcijos, apie ką aš kalbat. Turcijos yra nebent dantim įsistatyti, implantam plaukų ir все такое, o ne šopintis. Bet pas blondaniną, prasime, blondaniną mėgsta natūralumą ar kaip? Pas mane все natūralina čia yra. O kas yra pas tave natūralina? Dantis pas tave natūralus? Taip. Lapai? Taip. Plaukai? Taip, the fuck, next. Next question. Gerai. Next question, davai. Gerai. Ar blondaninas sportuoja? Taip, pilatės. Kiek kartų per savaitę išsiplėskit? Pilatesas, nu, kokius 4 kartus per savaitę, Aha. reformė ir pilatės. Dar pasidarau limfą drenažų, masažiukus, šiek tiek prajudint raumenims. Nu ir kartais dar pabėgioju. Truputuką. O kiek, pavyzdžiui, blondanina išleidžia per mėnesį ant grožio? Nu, bet sporto klubai, pilatėsai. Nu čia sveikata, kaip ir aš skaitau. Sveikata yra vienas mokestis, o sveikatingumai. Tai yra spa, pirtys, baseinai, pilatėsai, procedūros. Nu kažkur apie 3-4 tūkstantukus. O tada, nu jau grožiui, ne tik sveikatingumai. Nu da kokie 6. Tai blondaninai reikia 10 000 per mėnesį tiesiog, kad jinai egzistuotų. Nu taip, drabužėliai, make-up, все такое. O tai gerai, kur blondina valgo namie, pavyzdžiui, gamina jinai? Man vyras gamina. Vyras gamina, bet Tau šiaip. panašu, kad šitas rankos mačiusios gaminimo? Tikrai ne. Tikrai ne. Bet patinka čia labiau restoranuose valgyti tikriausiai. Jo, Dantonio, stebuklai. Pietus, vakarienė. Kartais vyras pagamina ką nors. O ką Lobster. Tai vyras lobster? Vyras, jisai išplaukė jūrą. Mano vyras, jisai išplaukė į jūrą. Jisai sugauna lobsterį, pamarinuoja, papjauna, išverda namuose ir valgo kaip red lobster. Namuose. Kiek kartų per savaitę tai valgai? Lobster? Antradieniais. O kitom dienom. Nes jeigu vyras, ką jis gamina, restoranai Jisai gamina steak, midija, šukutė, tuna steak. Austrai, juodi ikra, šitakė mushroom soup, sušai, vyniojasi, virtuviai. Nu, visokius tokius maistus, proteino daug valgom. Desertai, tiramisu, krembliurė, panakota, gelato kartais jis prihujarina. Valgom. Čia visas Dantonio meniu realiai. Mano vyras yra Aš tai nesu Antonio. buvęs niekada Dantonio. Nesi buvęs, o iš kaimo žmogus atvykęs į Vilnių. Nuvesiu kada. Nuvesiu. Aš ten jau loyal guest esu. Premium VIP. Šampan, ikra. Nu, tokie Šampaną mėgsti, skiauškandų. ne? Šampan. O be šampano kažką geri dar? O tu geri, pavyzdžiui, putojant vyną ar tik Šardonė. šampaną? Šampan. Ne, daugiau nieko. Fu. Viskas. Šiam pusryčiam pagamino man lava cake. Lava, patinka? Pusryčiam lava cake? Lava cake. Lava cake. Kas čia per akcentas Su pas tave yra vaniliniais toks? ladais. Kas čia per akcentas yra pas tave toks? Vilniaus. Vilnių taip nešneka nieks. Aš neku. Tai dabar, bet Ir čia, aš akivaizdžiai iš Vilniaus, tai fakt. bet kas čia, iš kur toks akcentas yra? Mama, tetė. Aš taip gimiau. Supratau. Manęs mokyklai klausė, blondanina. O kodėl tu lietuvių kalba va tokia va pas tave va kažkokia? Sakau, todėl, kad reikia biški prieskonių tai kalbai. Man kitaip nuobodu. Supratau. Lietuvių kalbėjimą gavau 100. Tai pas tave kalbėjimas yra prabanga toks, ne? Tu pas tave tas akcentas yra prabangus akcentas. Čia tiesiog jisai eina, nu, iš gerklės, tiesiog toks yra, de fakt. Bet tai blondanina tai prabanga iš karto yra. Kas? Blondanina yra prabanga. Čia mano antras vardas. Blondanina, prabanga, pavardė intiminė, sakysiu. Supratau.
Gerai, kitas klausimas yra, Antonijų. ar tau negėda? Ar man negėda kuo? Nu, ar tau negėda? Man gėda, kai vyras neklauso. Nuoširdžiai gėda. Parduotuviai, pavyzdžiui, sako, o gal nuperkam tą, o ne šitą. Man žiauriai gėda. Man gėda, kada vyrą reikia disciplinuoti. Man gėda, kada, pavyzdžiui, atsiranda kokie nors vyrai, kurie man rašo komentaruose, o davai, susitinkam. Man gėda, kad jūs turite tiek išpūstą jėgų. Man yra gėda, o tada man gėda. Tai tik dėl vyrų gėda. O dėl ko dar gali būti gėda? Nežinau, bet šiaip klausimas toks. Aš nelabai parelaitinu iš vis, kas tai yra gėda. Supratau. Gėda paukščiai man ryte. Aš gyvenu nuosavam name ir man gėda paukščiai rytais. Prabundu nuo čiulbėjimo. Čia vienintelė gėda, kurią aš žinau. Tai gėda paukščiai. Supratau, o Blondinina yra turėjęs darbą kažkokią? Tu esi šiaip dirbus kažką apskritai? Next question. Tai mes kiekvieną epizodą savo svečius palepinam dovanėlėm. Man atrodo, kad Blondininai, patinka dovanėlės Blondininai. Tak. Tai turim Imbeauty rėmėją, kaip ir visada. Ir mes parinkim tokius produktus, kur, man atrodo, Blondininai turėtų patikti. Nes Blondinina tokie yra rožinė spalva patinka ir taip toliau. Tai pirmas dalykas yra iš Aismailo Barbie dantų pasta. Ok, wait, prikolas. Kramtomosios gumos skonio. Tai man atrodo, kad tau turėtų visai patikti. Tada turim sekantį produktą, tai yra lūpų balzamas. Irgi Barbie. Opa, Kad, važiuojam Barbie. Ir- Barbie patinka. Ir paskutinis dalykas yra, tai yra juostelės balint dantim. Tai čia Kim Kardashian jas naudoja irgi reklamavo. Tai man atrodo, kad Blondininai patinka tas visas, kur Kim Kardashian. Ar ne? Tipo, man reikia pasibalint pagelti? Ne, bet tai prevencinė priemonė tokia. Nu gerai, tarkim, priimsiu kaip komplimentą. Barbie ir whitening, nu, zašipys. Ką manoma apie dovanėlės? Nu, fainiai, nu, pasibalinsim, gal dėdų išklijuosim, man ir tai tobuli dantis. O dėdui reikia jau? Dėdui? Dėdui. Tai visai gali pasitobulinti, man tai nelabai yra kur, bet jam tikrai. Vyrams tada... Barbie patinka, net, o jezau, šiaip miela, Barbie tikrai nice. Dėkojame Haismil. Tak, nu, Ir dabar už tas dovanėlės reikės atsakyti porą klausimų. Blondininai. nu bandom, atsakysim gal ne, priklausomai nuo pobūdžio. Tuo aš tada susirandu tos klausimėlius. Tai pirmas klausimas yra, čia bus Fuck, Marry, Kill. Opa, važiuojam. Tai čia bus skirtas Blondininai. Tai vat, Fuck, Marry, Kill. Tai Blondinina pilateso trenerė, Blondinina padavėja ir Gerb Blondinina Berno mama. Fuck, Marry, Kill. Fuck, Marry, Kill, 3 blondaninos fazės, palaukit. Pilatesas, padavėja ir Berno mama. Gerbiama Berno mama. Ir yra dar Imbeauty parašė, kad visų gerbėjų vardų prašom argumentuoti, kodėl. Jėzus Marija, nu šiaip, Anita, tai tokia tikrai, pizda. Tai šiaip realiai kylinam Anita, nes, pizda, no saving that hoe. O tada, kokia yra kaviniai? Ir padavėja Blondinina. Padavėja, jinai bent jau, tipa, bandė būt kažkokia naudinga, Sėkminga. kažką padėti, ten tipo rūpestį kažkokį minimalų parodė. O pilateso trenerė, tai jinai iš visų labai gerom intencijom, ta prasme, jinai, kad vyras susirastų, kad nebūtų kreiva nugara, ta prasme, va ta tikrai, rūpestinga ir kad, aš manau, ta daugiausia prodė rūpesčio, o tos tai iš vis dvi, tai, pizdas. Bet labiausiai tai, Anita, ten tai pizdėtas. Tai Kill Blondinina Anita, tada Fuck padavėja, ir tipo apsiženėm su pilateso trenerė. Supratau, aš jau galvojau, kad bus Fuck pilateso trenerė, nes tipo formos, visa kita. Visos blondaninos formos yra su formom, the fuck. Atleiskit už tokį išsireiškimą. Ir turim tada antrą klausimą. Kokie 3 grožio ar higienos produktai yra tavo pačios must have? O po kokių 3 neišgyventų Blondinina? Pirmiausia, tai būtų kolageno milteliai.
kad būtų standus papyčiai, odytė, šikniukas svitakoje. Tada antras... Bet kolageną tik miltelių pavidalu mes nevartojam. Nu tikrai sultinio kažkokių keulės kanopų neverdu. Tai kolagenas miltelių pavidalu. Must have. Tada yra purple shampoo. Must have. Kad, nu, tipo, nebūtų pageltę plaukai. Ir tada kitas... Tai grožio ir higienos čia labai skirtinga. Nu, tai važiuojam. Nu, tarkim, grožio. Tai tada bus lip gloss. Lip gloss. O koks labiausiai patinka blondaninai? Dior. Lip addict Dior. Bachūras žvengia, nes pats neįperka. Galėsiu kitą kartą atvežti. Higienos kokie 3 produktai, tada mazė blondanina, kur neišgyventų. Higienos. Blondanina, nu, ta prasme, what the fuck, jūs asuminat, kad man reikia kažko. Aš ryte atsikeliu tobula, kvapny, švari, eksfoliuota, nuskusta, nušveista, glotny, iškremuota, išdrėkinta, moisturizinta. Tai net negaliu, ta prasme, būtent tiesiog turi, nu, tiesiog kraujyje yra jau visi tie, kas reikia. Gerai, bet tai kažkokių tai produktų tau reikia, kad tu naudotum, tai kaip čia dabar, tarsi, ar tu esi tokia natural, tipo? Nu, gerai, to tipo laser hair removalas. Tikrai neskutaliuojam, nepjaustam, nehujarnam per odą. Tai juodinių lazerių visi ten, karočią. Aleksandryto tam. Taip. Laser hair removal, kad būčiau plika, kaip plika žiūrkė. Tada, nu, higienai, nu, ta prasme, nu, yra šveitiklis bubblegum skonio. Patinka bubblegum? Švelni odelė, taip. Tada yra čiuoma bubblegum, štai tokia daina. Tai vat, ir tada, kas dar, nu, dušo želė. Dušo želė. By default toks. Prie, kur būna viešbučiais, man patinka. Prie. Viešbučiuose? Nu, nes prie blondai tokia nemėgsta viešbučius, taip? Tak, the fuck. O tu baigi pas save tik tokia užsiminus, prašau, hotjet lazerį, kas tai yra? Ai, hotjet patempimas veido. Tai yra neinvazinė procedūra, kur truputuką timteli veidą, nes vis tiek jau, nu, ta prasme, su praktiškai kiekvieni metai po 18 saigina veidas, saigina žemyn. Tai aš pasidariau Lietuvoje, nes Turcijoje dabar vizas tą turiu, nes išnaudojau. Bet tai hotjet procedūra, jinai timteli veido odą, ten taip įpjauna su lazeriu ir padaro tokį pjūvį viduje, kad pasikeltų vat mordą. Būtų taip snatched, kaip Kim Kardashian, snatched. Kim irgi šitą daro hotjet lazerio procedūrą. Ir kiek kainuoja toks malonumas? Dabar galvoju, reikia paklausti vyrą, kokią ten sąskaitą apmokėjo, bet gal 16 000 buvo. Toks brangus malonumas. Jis nėra malonumas, nes gali būti smegens nervo uždegimas ir man truputuką buvo komplikacijų, nes aš negalėjau vienos akies užmerkti savaitę, bet tikrai, nu, grožis reikalauja aukų, tai mes prisimam tą riziką. Tai o ką rekomenduoji merginom, kurios nori, pavyzdžiui, daryti su hotjet lazeriu? Hotjet lazeriu, nu, tai reikia susisiekti su pirmiausia mediku, įvertinti, kokia ten žala pas jūs ant veido jau yra padaryta, ar ten labai blogai, ar dar įmanoma gyventi, ar ten užkritę jau vokai nematot nieko, ar dar matot. Nu, ir jeigu dėdas duoda šaibų, važiuokit, gražinkitės, ką aš tau galiu pasakyti. Bet jeigu pati norite, neturi būti primesta kažkieno kito. Pati turi priimti tą sprendimą. Supratau, ačiū tau labai už patarimus. Prašau, visada prašom. Tapak. Nu, dabar turėsim tokius klausimukus, kelius tokius pasišaudysim klausimėliais. Tai kiek minimaliai vyras turi uždirbti, kad galėtų su tavim net pasisveikinti? Į mėnesį? Nu, į mėnesį. Kažkur 30-40. Tūkstančių eurų. Ne, negi litų. Čia minimaliai, supratau. Gerai, ar tu laikai save self-made? Taip, what the fuck, aišku. Tu viską pati, vyras nieko, ne? Ne. Nes minėjai, kad vyras tave išlaiko. Taip, bet ištreniruotas, adaptuotas, socializuotas, paskiepytas mano, kaip šuniukas. Taip, bet... Aš jį juk, nu, I made him. Bet varsime pinigai tai jo. Tai koks čia Pinigai yra šeimos verslas, aš jį suportinu. Verslas yra, nu, vis tiek, iniciatyva yra iš manęs viskas. Jis dirba, bet viskas organizavau aš. Bet tai ar čia skaitos self-made, jeigu jisai uždirba pinigus? Mes, nu, kaip ir kartu gaunasi. Aš jį suportinu visais įmanomais moteriškais būdais, o jis dirba. Kaip tu jį suportini?
Nu, vad negaliu prie eterio pasakyti. Kodėl? Nu, todėl. Supratau. Gerai. Jeigu vyras vairuoja nenaują mašiną, ar čia red flagas yra? Ką reiškia nenauja? Jeigu tai yra panaudotas Maseratis, nu pohui. Bet jeigu panaudota, nu Škoda, tai liūdnau. Tai kokią to vyras mašiną vairuoja? Bentley. Bentley. Patinka Bentley, o Rolls Royce'as nepatinka? Nieko. Nieko, ne? Nieko. Nu, toks galima važinėtis. Man patinka šiaip, nu, su amerikoniškim automobiliu. Kokios spalvos Bentley's? Baltas. Baltas. Pagal tave rinko, kaip suprantu. Taip. O tu pati teisės turi? Ne. Supratau. Gerai. Ar galima mylėti vyrą, kuris neturi verslo? Aišku, kad galima, jeigu jam 16. Bet kaip ta prasme 16 jis nepilnametis? Nu, tai jeigu jis pilnametis, tai ką, jis tarčelina pas mamą? Tai taip išeina? Nu, ne, pilnametis jau turi būti kažką susiemęs, ta prasme. Tiesa, kiek vyras 18 metų turi būti pasiekęs? 18, nu jau turi turėti, nu, stabilų darbą, stabilias pajamas, perspektyvas, galbūt kažką mokintis, galbūt kurti verslą. Tai nebūtinai verslas visiems, bet pajamas turi uždarbiauti jau. Tu pabaigai šulę ir dirbi, what the fuck. Supratau, kad išlaikyti galėtų savo moterį. Tai negi mama jį išlaikys iki 25. Nu taip, teisingai jūs sakot. Teisingai. Boba tai atvičiai neišlaikys. Koks yra pigiausias restoranas, į kurį dar sutiktum eiti? Oi, geras klausimas. Sakai ramen. Papigiai, bet makaroniukai žiauriai zabys. Patinka, ne? Patinka. Supratau. Ramen. Ar esi kad nors pati mokėjus už vakarienę? Tai kai su padruškė buvau, taip? Aha, tai tu turime esi bosi jau, kai su padruškė marot. Statau jo. Nes tu esi businesswoman. Mano pupasogas, aš pastatau jam pavalgyti. Bet pinigai kieno? Mano. O ne vyro? Čia kaip pažvelgsi. Kaip pažvelgsi, ne? Jo. Super, kiek to vyras per mėnesį duoda pinigų? Visus. Visus duoda, taip. Tai tu kontroliuoji, žodžiu, finansus. Visus. Visus finansus. Ir viską, maisto produktus, racioną, kiek jisai gaus, negaus. Jis man gamina, pats gauna sausiaką. Supratau. Jeigu vyras siūlo vakarienės metu pem ant pem, ką tai reiškia? Kaip tu reaguoji? Tavęs neįžeidžia, pavyzdžiui? Tai reiškia, kad jis bus 5% sumuštas. Supratau. Bet tu... Aš tiesiog palieksiu patalpas, ta prasme. Supratau. Apleisti patalpas laikas. Pasako pem ant pem, sakai, gerai, aš to įtulika. Ir valini iš ten. The fuck. Ir užblokini. Blok. Iškart blok. Kiek svarbu, kad vyras turėtų bent vieną verslą, ar geriau, kad kelis? Ai, čia pohui. Tiesiog, kad generuotų srautą šaibų. O iš kur jau man tai paibati? O jeigu, pavyzdžiui, vyras užsiminėja nelegalia veikla? Man nebūtina žinot. Man svarbu, kad kapeikos kapsėt. Nu, Gerai, bet jeigu, pavyzdžiui, jūs esat susituokę. Preferably tai yra legaliai veikla, nes, nu, kalėjime labai hujavos sąlygos, aš ten nežadu gyventi, tai būtų geriau švarus verslas. Supratau, gerai. Tu ateini į pasimatymą ir to vyras pasiūlo pasivaikščiot parke. Kaip tu reaguoji? Ką jis tam parke papjaut bandys mane? Ir atvažiuoja tas, pavyzdžiui, net neatvažiuoja tavęs pasimti, tiesiog susitinkat kažkokią vietą ir net pasivaikščiot. Skamba kaip istorija, kur paskui miške randa. Tai, nu, kokiam parke pasivaikščioti su tokiais aukštakulniais, tai labai įdomu. Ne, tiesiog ne. Nu, botanikos kokiam, pavyzdžiui, parke. Tai jūs mane ant žirgo pajodinėt, nu gal, tai ladna. Supratau. Gerai, draugė pradeda susitikinėti su vaikinu, kuris dirba nuo 9 iki 5. O ne. Nu, bet kažkaip reikia uždirbti. Nu. Gerai, vyrui 30 ir dirba taip. Bliač. Klausimas, kiek uždirba? Šiaip jisai nuo 9 iki 5 turėtų būti, nu, prieinamas jai, o ne darbdaviui. Tai toks irgi biškiai interesų konfliktas. Gerai, supratau. Gerai. Ar pinigai gali pakeisti žmogaus charakterį? Faktas. Pinigai gali nupirkti naują, pavyzdžiui, hairliną. Tai jeigu čiūvas buvo apsišykęs, nepasitikintis savim, prisiaugino plaukus už pinigus Turcijoje, manau, kad pasikeis charakteris. Bus big boss, toks visas, o aš turiu plaukučius. Jūs, man atrodo, neteisingai tarė Turkijoje yra, ne Turcijoje. Turcija? Turkija. Nu, aš ten daug kartų buvau ir aš tau atvyčiaju Turciją. Nebesiginčiu. Gerai, ar
Ar meilė be finansinio saugumo yra, ar egzistuoja meilė be finansinio saugumo? Bet tikriausiai, kad taip, Bet ne tau. bet ne man. Kaip mano viena draugė sakė, meilė neapmokės būto paskolos. Ta prasme, paskolos, taigi tiek uždirba vyras, kokia paskola? Ne, nu, mano draugės atveju. Aš jai sakau, kabink berniuką, jinai sako, palauk, kokie finansai, ir sakau, kokie finansai, pasiaiškinom, kad nieko gero, nu ir nesako, meilė neapmokės nei ten, karočią, mano išlaidų ir vien meilė nebus gyvas. Duonos reikia apmokėti sąskaitas ir, Bentley pirkti, visą tą. Tai tu tokia materialistė. Aš realistė. Gerai. Kas labiau yra turn off? Prastas stilius ar mažas atlyginimas? Mažas atlyginimas. Perrengti vyrą visada gali. Ir tikrai visada, jeigu nesutinka. Nesutinka būti perrengtas? Jėga perrenkit, da fakt. Sudeginkit jo rūbus baisius, da fakt. Supratau. Ar vyras gali būti geras, jeigu jis negali tavęs išlaikyti? Sunkiai. Galbūt yra išimčių, bet sunkiai. Sunkiai, ne? Ar gražios moteris turi teisę lengvesnį gyvenimą? Taip. Pretty privilege is real. Būkite gražus ir privilegijuoti. Slay. Tu skaitais graži, bet kiek tu skaitais skalėje iš 10? O kiek įdėgėjimas pas tave? Geras. Tai turėtum pats šitą klausimą atsakyti, da fakt. Supratau. Nėra mano skonė tiesiog. Žinau, girdėjau šitą. Girdėjau. Tau mano vyras gal patiktų, bet jis užimtas. Supratau. Bet jeigu kada atsilaisvint. I'll let you know. Nes tu gal galėtum surasti man vyrą, nes tu moki, tu dirbi iš to įsitį coacherę. Iš esmės galėčiau. Šiek tiek reikia suprasti tą perspektyvą, tą kriterijus, nes matai, aš žinau, kaip juos išmuštruot, kad moteriai tarnautų. Tai jeigu tu pasirengęs mokintis būti moterimi, arba bent jau mentality tokį turėt, viską galim padaryti. Galim. Kiek kainuoja pas tave coachingo sesija? Žmonėm aktualu, jeigu norės kreiptis. Manau, kad nedidelė dalis tik tai įsipirktų. Sesija nuo 10 prasideda. 1000. 1000 eurų. Kiek trunka sesija? Kažkokia minučių. Paskui dar feedbacką parašau į Messengerį. Bet tai brangu labai. Tai taip, aš nepigi. Supratau. Norit papigiai iki, nežinau, Šeškinės polikliniką ir ten pas psichologą. Supratau. Viskas. Gerai, vyras neturi Instagramo, ne? Tai ar jis slepia savo žmoną, ar tiesiog neturi statusą? Mano vyras irgi neturi Instagramo. Jis nebus kažkokia viešumos kekšė. Ne, jam nereikia rodytis, ta prasme. Bet čia nėra red flagas, jeigu vyras Instagramo neturi. O kam jam reikia, ką jis ten savo, bet, tipo, lupytės sudėtas postins? Tikrai ne. Man atrodo, kad, ta prasme, vyras, tiesus vyras, Instagramas jam nereikalingas. Gerai, bet jeigu, pavyzdžiui, surandi vyrą ir tobulas vyras, pinigų turi daug. Nėra tokių šiaip, bet. Gerai, toks geras variantas. Pinigų turi daug, verslai ten, Bentley, Rolls Royce, bet turi žmoną. Boba ne siena, bet dar yra šiaip kodeksas mergyčių. Tai, ne. Jeigu jisai sako, aš skyrybų procese, galbūt, bet tikrai tu niekada nenori būti nepagrindinė moteris. Ne. Next. Kadangi pas mus blondinina yra išpizdėjus moteris ir jai visko reikia, nes jai reikia dovanėlių, visko, tai mes turim tau ekskliuzyvinių dovanėlių, niekas nėra kitas gavęs. Ekskliuzyv. Tai tu tik tai gausi, tai jau paėmėm tokius kiekius, kad tikrai, ta prasme, galva būtų plauta ir visa kita ir padrėkinta, tai čia yra iš Želirono linijos šampūnas ir kondicionierius. Tarsi suminkština, padrėkina plauką ir taip toliau, tai man atrodo, kad blondininai gal visai patiks. Ne rožinis buteliukas, bet jau visai į tą pusę. Ne, purpul. Purpul yra jau. Purpul yra gerai. Neblogai, drėkinti reikia. Ir tada dar paėmėm vieną priemonę, labai viral, Naro priemonė, tai yra apsauga nuo karščio. Toks kaip serumas, apsauga nuo karščio, tai yra apsaugo plaukus ir tokie žvilgantis palieka gražus. Man ir taip žvilgantis, bet žinai, gal pravers. Wow! Bus plaukai tiesiog pasipuoškai, bus wow! O tai ką blondinina, pavyzdžiui, rekomenduotų savo plaukų rutiną kokią? Nes mačiau kėlė video, kad buvo klientė atėjus pasirodė plauta galva ir taip toliau. Matot, čia yra komercinės paslaptis, ta prasme. Tai žodžiu, neatskleisi paslapčių, ką klientėm naudoja, kad plaukai nesiriebaluotų. Aš klienčių neturiu. O tai kas ne per video buvo, kad su klientė buvai?
Ten buvo situationshipas. Tai, supratau. Gerai, tai šitą progą, kad blondinina yra apdovanota, mes norim padovanoti 20% nenukainotom prekiam nuolaidą Inuaro svetainėje. Tai kodas yra negiliai ir galios tol, kol blondinina egzistuos. Opa, tai amžinai. Visada. Ne, aš juokauju, ne visada, bet naudokitės kodų ir plaukit galvą, kad nesirevaluotų visą kitą, ne? Plaukit galvą, nes vanelina kartais, tai nedaug tų dieną. Tavo vardas Greta, ne, Jūra? Taip, it's me. Tai aš nežinau, aš jaučiuosi daugiausiai viewsų padaręs tavo TikTok'e, nes visos mano šeimos, giminės, draugai, jie buvo priversti žiūrėti tavo video, nes aš tiesiog rodžiau ir man čia buvo daugiausiai serotonino jaučiu sukeliantis video. Man patinka tiesiog tokius turėti video ir aš juos esu prisidėjęs prie išsiseivintų. Tokie, žinai, comfort, kur visą laiką žiūri, su geras emocijas gauni. Tai labai faina. Tai papasakok, nežinau, kada tu atėjai į TikToką, nes aš mačiau, kad tu esi bandžius ten ir kitokių biškį personažų kurti. Šiaip, ką veikia gyvenime, mokaisi, studijuoji. Nu, turėsime papasakok apie save, kaip čia viskas dabar. Ir dabar nukrenta šydas. Tai mano vardas Greta, taip. Kontentą pradėjau kurti gal kokiais 20 metais. Porą bairių buvau kėlus per karantiną. Buvau sukūrus, tarp kitko, paskyrą Kacija Andrejeva, tokia irgi jau ale tokia Slavik amplua. Ir ten buvo kažkas apie karantiną, trampampam, ten žodžiu, ir buvo labai daug viewsų, labai daug, tai kokia tramštaukų, man tai buvo žiūri daug tuo metu. Ir jo, tai buvau kėlus porą video, paskui susikūriau kitą paskyrą, kuri vadinasi Gretka Konfetka, gal kažkas dar atsimena, nežinau. Užas girdėtas, man atrodo, šitas. Tai, vat. Ir tenais aš kėliau, ką aš ten kėliau, dabar galvoju. Nu tai tokios visokios, kažkokios ant trendo, pahopindavau kažkokius bairiukus. Labai sėkmingi mano video tai buvo su valgykla, su valgyklos kronikom. Galima kievą be salotų. Čia pelė! Tas jaunimas, blėt, to nevalgau, ano nevalgau, šitą nemėgstu, šitą netoleruoju, blėt. Net dabar, kai pradėjau kurti blondaninos turinį, susilaukiu karts nuo karto, tipo, čia ta su žiūrkė, su pelė, čia ta su valgykla. Tai valgyklas visiškai buvo įkvėptas tas video valgyklas buvo įkvėptas grinai mano šalies experience'o, nes ten, grinai tokios buvo valgyklai, aš ten Fabioniškėse mokyklą lankiau. Grinai buvo tokios valgyklai darbuotojas ir tas maišelius apspjaudavo taip ir imdavo ir taip toliau. Tai čia toks salė nepatenkintos moteriškės vaibelės ir paskui kažkaip tai peraugo į kažkokį kitą personažą, tai dar kitą. Nes mačiau, buvai sukūrus ir vyro personažą. Taip, čia Aurimas. Nereikia nei jokių saldumynų, nei jokių užkandžių, kai turi savo daržą. Valgykite agurkėlius ir būkite sveiki. Aurimas buvo, tai aš, žodžiu, kai ten tie buvo apie vyrus, visokius bairius dariau ir šitą apie tą valgyklą ir panašius. Ir ten toks, gan toks pavienės turinys, sakykime, kai kurie flopindavo, kai kurie būdavo visai viral video. Vieną turėjau su tokį su Šreku. Ten iš vis gal 3 lemai peržvaš, nežinau, bet ten Lenkijai būdama filmavau, tai ten, man atrodo, auditorija, ne Lietuvos. Ir tada buvo laikas, kai aš, kokius 2 metus, 3, man atrodo, naudojom, tačiau iš vis nieko nekėliau, 2 metus, iš vis buvau pamiršus savo passwordą, tik tokį išsitrinus, kad neskrolinčiau, sėdėjau Instagram'e, obviously, ir viskas, ir nieko nekėliau, ir ten buvo pas mane pasiekta 10 štukų followerių, ir jie vis krito, buvo 8. Ir aš tokia, never mind, ir aš 2 metus tiesiog dariau verslą, tai mes su draugu turim marketingo verslą, reklamos verslą, ir jo, susifokusavau į darbą, į klientus, į tokį labiau solidų įvaizdį, ką čia aš bairiukus darysiu, trampampam. Ir paskui vasarą praeitą aš su sesė filmavom kažkokį snapą, nes mano sesė ištisai man kiša į veidą kamerą snapus filmuot, žinai, jai 17 metų. Tai uždėjo man tą vyro filtrą ir aš tada iškart pradėjau tokį balsą, aš net nežinau, kas čia per akcentas to. Toks toksai akcentas. Biškai kaip, gal kaip peliuko Remio iš Ratatulės. Ne, jo brolio, tipo. Girdė, tėvas, žinau, kamerėplis. Toks, tipo. Tai su tuo filtru padariau porą video. Vieną iš pradžių padariau, kažkaip ant bairio gavau, tipo, jau mano flop era, nes porą metų nieko nekėliau.
Ir jis vėl pradėjo rinkti peržiūras. Ir vėl žmonės, funny, prikolas. Kitą dieną nufilmavau, dar kitą dieną nufilmavau. Nu, žodžiu, ir tas Aurimas taip gimė. Nu, paskui baigęs vasarą, aš tokia, karoči. Aurimas, apie ką yra Aurimas? Aurimas? Ką Aurimas veikia gyvenime? Nu, Aurimas yra iš vienkimio, toks čivelis, ūkininkauja kartais užgeria. Nu, toks, žinai, tipinis lietuvio kaimiečio amplua. Nėra aiškios jo šaknys, bet jis toks labai savim pasitikintis. Jis toks kaip... Jis toks biškai dėlulų, žinai, savim pasitikintis, jam galėtų paimti bet kurią bobą, karočią. Tai va toksai jisai. Ir čia vienas kraštutinumas, o kitas yra hyperfeminin blondanina diva, kur gal yra ir labiau realiau Gretos arčiau. Tai va. Tai dabar, nežinau, labai netikėtai, aš tiesiog čia prieš, nežinau, porą savaičių, gal 3 savaitės, tik iš vis čia tu mane iškart pakvietei. Per tas, kiek 3 savaitės, sakei, tau 2 štukų sekėjų pakilo. Taip, per 3 savaitės grubiai, aš balandžio, kokią gal 1 dieną įkėliau, man atrodo, 1 video, kur, tipo, get ready with me ir ten šneku visą. Taip, aš tą video pirmą pamačiau ir aš, tipo, ten žiūriu ir, tipo, jisai kaip ir eina viral po truputį, bet taip galvoju lėtai ir galvoju, blėt, žmonės, ką jūs daro, ta prasme, aš tą video kokį 1000 kartų peržiūrėjau ir man ten tas timpytės alo, bet čia visiškai, aš nežinau, visiškai random, tiesiog taip sugalvojau, nebuvau nieko pasiruošus, galvojau, pizdu, pafilmuosiu kažką tokį, vat, savam vaibelį, tipo, tokio akcentų ir taip toliau. Nu ir pramušė ir kažkaip daug komentarų, žmonėms patinka, aš tokia, gal reikia bandyti serviruoti tokį turinį. Ir taip pasinešė, aš labai patikėjau tą idėją ir gal labiausiai tas supportas iš komentarų, labai daug mergų man rašė, kad, tipo, slay, pussy poppin' diva, tipo, žiūri fainai. Ir dar dalis užreidžbeitintų buvo dėdų, kur tipo, kur per oksidiniam smegenim ten. Ir aš tokia, reidžbeitas yra, mergytė supportina, tai toks viral jau potencialas. Dabar pradėjau filmuoti 2 video, 3 ir taip toliau. Tai realiai dar nėra mėnesio, bus gegužės gal 1, tai grubiai per mėnesį yra 4,5 milijono peržiūrų iš viso per mano tos 15 gal video. Ir sekėjų iš 9,5, buvo jau 10, man atrodo, buvau sugrįžusi 10, dabar 2,8 dabar jau. Ir ištisai auga ir aš taip, bet tu sukūrė ir Instagramo paskyrą, kiek ten yra 9 štukos, jau man atrodo irgi. Instagramą aš sukūriau irgi prieš kelias savaitės ir tipo buvo 30 followerių ir aš tokia, galvoju, blemos Instagramą tikrai toks, nėra to viral faktoriaus, kaip tik tokio, tiesiog išsipučia ir beveik kiek staiga, tai blow up. Taip. Bet po truputį ir peržiūrų nemažai ir dabar 9 štukos, jo, nežinau, žiūri keista, tiesiog aš jau sukūriau blondaniną be jokios intencijos, neoverthinkindama. Nes šiaip aš esu gan perfekcionistė, jeigu labai overthinkinu kažką, tai nepadarau niekada. Bet tai visada būna, man atrodo, čia... Jo, ir aš tokia, tai čia ant bairio. Ir kai jie ant bairio ir nepergalvoja ir taip, tai čia nieko rimto, pohai. Tiesiog, let's just do it. Pabandom. Ir tada žiūrėk, hello, įgauja pagreitį ir jau važiuoja, žinai. Bet tu, pavyzdžiui, kai dabar sakai, kad tu turi savo marketingo agentūrą, jūs ten dirbat ir taip toliau. Ar, pavyzdžiui, šitie personažai yra kažkaip strategiškai sukūrėmi, arba čia yra tavo toks visiškai savęs atsidavimas? Ne, visiškai nėra strategiškai susiję, net kaip tik gavau komentarų, kad, tipo, iš, artimos aplinkos, tai gal čia, tipo, tau net kris klientai, kad, tipo, čia tau humoristė. The fuck, ne, aš moku save reklamuoti, reiškia, ir kaip asmenybę, kaip personažas kurti, ir kaip, reklamas kurti, kaip marketingo specialistas. Tai toks visai, toks goofy combo, čia mano dvi pusės. Bet blondinės personažas, potencialo turi, man atrodo, labai daug. Man atrodo, kad šiaip visas tas hiperfeminizmas dabar yra labai populiarus, nes tik tokia stumdant vyrų, tai yra turbūt geriausias topikas, ką galima daryti. Bet, žinai, yra viena ant tų vyrų tiesiog stumti, bet kita, kad tu darai tą per personažą, žinai, ir tu kaip ir rimtai priėmi, bet tu ir tada ir tuo pačiu pasijuoki ir nėra to tokio, žinai, tu, nežinau, gal daugiau vyrų taip nepriima viso asmeniškai, žinai, nes yra toks biškai per tokią juoko prizmę padaryta. Tai nors kiti, aš, pavyzdžiui, man yra dar keista, kad atsiranda žmonių, kurie galvoja, kad ne personažas yra, tipo, kad iš tikrųjų, va, čia yra tokia blondanina, žmogus iš tikrųjų, kuri taip daro ir taip toliau, ir ten komentuoja, bet kaip jie užblokuoti ir taip toliau. Tai užblokuoti šiaip nėra sunku, jūs mane apsimeskit, kad čia. Jo, bet aš tai kaip ir dėl to nesiparinu ir man kaip tik fainai, kai pavyksta užreidžbeitinti, reiškia, aš ant tiek gerai, ar suvaidinau, ar įtikinau, bet aš nežinau, kokio reikia būti, ta prasme, biški atsilupeliu, ta prasme, kad pagalvot, kad tai real, kai aš, pavyzdžiui, su cifu, sakau, išsiplauti vedį, buvo seneliumbai, for the love of God, tai buvo atsičiūkingame. Tipo, kad nenormali, tokias, tipo, čia, kažkas rašė, nušaut šitą babą, what the hell, tipo, patirsiu cifu plaukis, tai, kas nesuprantu humoro, ne mano rolė jos čia auklėt, bet
jau užblokavau kažkur gal 12 dėdų, nes tiesiog jau užknis ir rašinėjo šūdus. Šiaip yra, pavyzdžiui, kurie love-hate relationship turi su mano personažu. Pavyzdžiui, man rašė, kad žiauriai annoying tavo balsas, what the hell, nekenčiu šitą charakterą, paskui rašo, iš kur tu rėksne. Tai, what the fuck? Dar vienas dėdas rašė, nieko nebus, reiks susipažinti. Tokie confidently, tipo, okei, šitą masto kitaip, biškai vien dėdų stumė, bet aš netoks kaip kiti dėdai. Aš rodysiu, kad aš esu geresnis. Tai va. Aš paimsiu blondaniną. Jo, jinai paimta, ačiū, nedomina. Bet aš šiaip labai, žinok, džiaugiuosi, nes čia reikia turėti labai daug confidence. Viena, žinai, yra kurti charakterį, jį rodyti viešoje erdvėje, bet daryti laivus, pavyzdžiui, to charakterio, ateiti į tokius podcastus, nežinau, ten drag, ten visam bingo buvai, dar smenu, čia yra next level confidence, žinai, nes aš vienas susidaręs namie ir galiu šūdų šnekėti ir tarsi varyti ten beleką ir belekur, bet tą charakterį savo išnešti, pavyzdžiui, kažkur ir parodyti gyvai, nu, tarsi man atrodo, kad čia yra iššūkis. Ir blondaninai, manau, yra... Žinai, bet ką man duoda blondaniną, aš manau, kad... Aš girdėjau, kad panašiai ir drag karalienė šnekėjo apie šituos... Tai buvo Lady Chow Chow ir buvo šita Vanda. Jos davė interviu ir ten kalbėjo apie tai, kad dragas joms suteikia tipo pasitikėjimo, tokį tai kaip... Toks hyperfeminin, bet yra ir pasitikėjimas savimi ir... Nu, tarsi kaip skydas toksai, ar ne? Tai man irgi sakyčiau, tipo, kai aš esu tam personaže, nu, tai kažkaip nebėra kažkokio pažeidžiamumo, ten taip toliau, to nepasitikėjimo kažkokio savimi, nes blondonina yra the bitch. Ir tas žiūri fainai, čia tas biškai fake it till we make it, toks unbairio forma, bet šiaip labai keista matyti, kaip tu sukuri kažką, taip pambairio ir tu matai, kaip jis važiuoja savame jau tas. Aš jau kaip ir nebesukontroliuoju, jau žmonės jau pasigavę kai kurias frazes, ten quotina, neacituoja taip toliau ir jau važiuoja, nuvažiavo, pati blondonina, jos charakteris jau važiuoja. Jau vadžios paleistas, jau įgauja, jau auga pati, savaime. Tai aš dabar tiesiog duodu publikai, ko jinai nori. Buvo momentas, kai jaučiau biškį spaudimą, kažkas prašė, šitas ne funny video, reikia geresnių davai, tipo, sako, padaryk apie tą, padaryk apie kirpyklą, apie tą. Ir aš tokį biškį spaudimą, žinai, jaučiu, nes aš viską dariau tiesiog, nes man linksma, man smagu, man prikolas, ir kai taip biškį paforsint, padaryk čia, tipo, tą turinį, tą bairį gerą iškep per jėgą, paforsint nelabai išeina. Taip, bet čia, drasme, bet, žinai, mes tokie esam tas vartotojas, kuris, tipo, žiūri ir mėgaujas, jis yra nepasotinamas. Tu duosi, jis norės daugiau, nes aš, žinok, drasme, aš jau ten tave pasisekiau ir man ir tik išmesdavo, kad, tipo, tu posted the video, viskas, čia yra mano, blėt, my show is on, ir aš laiką įsijungiu, žiūriu, kelis kartus peržiūriu, iš karto siunčiu draugam rodyti, draugiam visiems, mamai visiems rodyti, kad, sakau, man tiesiog patinka, va tokie šūdai, man patinka tokius, va, žiūrėti, tokius biškai ir trash contentą, bet labai, ne tai, kad trash, bet tai toks varsme, jisai, labai smagus, labai toks atpalaiduojantis ir taip toliau, va, apie ką ir yra TikTokas, va, apie tokius dalykus yra TikTokas, visiškai varsme, blondinina yra TikToko žvaigždė. O dieve, kaip keista, taip šitą vieną sakinį girdėt. Nu, bet... Tai ta prasme, labai smagu ir aš mačiau ir tave, daug, tarsi tikrai žinomesnių žmonių yra pasiekę net per Instagramą, kas yra, ta prasme... Mama man sakė, žiūrėk, Kalinkinas pafolowino. Tai tu, pagalvo, kad tarsi tu darai viską gerai, vadinas. Labai gerai darai. O kad atsiras žmonių, kuriems ten kažkas nepatinka ir taip toliau, tai visada bus, bet... Bet jie man kelia engagementą, ypač kai pradeda ginčytis komentaras dėl kažko. Labai patiko vienas komentaras Instagram'e rašė, čia jinai realiai tokia atsilupus, ar čia prikolas. Čiuvas rašo. Ir kitas čiuvas jam replaina. Seni, aš galvau prikolas, bet čia realiai. Išvada. Čiuvas pasarė išvada. Čia realiai. Real. Čia real. Blind leading the blind. Nu. Visiškai. Tai toks visai goofy. Nes čia, nežinau, šitą klausimą, aš kai ten buvau įsikėlęs pas save į Instagramą, tai čia buvo dažniausiai paskartojantis, bet jį noriu pasilikti dabar, o ne vėliau. Tai ar yra kažkas, kas inspiravo blondaniną? Nes blondinė biškai tokį akcentuką turi. Blondinina gerai gyvenanti moteris yra visai ir jinai, vat, she knows what's up. Aš nežinau, man atrodo, blondinina yra toks tiesiog tokios, kaip ten platas žodis, mane kažkaip vadino, tuteišė, tipo, kur neiškios kilmės kažkokia pusiau slavė, pusiau lenkė kažkokia, tai tokia, tokia pupytė, žinai, kurie eina Vilniaus gatvėje į klubasiką, kuri išlipa iš fancy mašiniuko, kuri varo į Dubajų. Gal šiek tiek ir toks yra, izdivonas, žinai, bairis iš tų tokių Dubai mergyčių ledovų instagraminių, nes, nervuoja, ta prasme, tas visas netikrumas, tas alotimpės ir tas visas masinis, ta prasme,
tas durnėjimas dėl grožio, dėl lūpyčių pripūstų ir taip toliau, nu, tai aš kaip ir prikolą iš to darau. Tas hiperfeminizmas. Bet yra dalis tiesos. Bet yra ir dalis tiesos, žinai. O su to akcentu, tai manęs jau klausė kelis kartus, aš klarifainsiu, Blondinina nėra Rusija, jinai palaiko Ukrainą ir taip toliau, jinai tiesiog yra, nu, tokia, žinai, tokia, nu, neiškios kilmės, ten kažkas šeima lietuvis, kažkas lenkas, trampampam ir ten, nu, karočiui. Tai, nu, tokia, vat, jinai yra. Nes šiaip mano nėra kažkokia misija, tipo, ten punishing dėdus, žinai, yra jų varyt. Kai kurie nuspelno, tai, nu, man atrodo, mano kontentas yra dar iš tokių tikslų merginom, biškai atsičiūkint, kaip aš sakau, pakelt savo savivertę, nes aš labai daug matau merginų, kurios, nu, ta prasme, biškai neturi savivertės, neturi pasikeimo savim, tai Blondinina, jinai tiesiog turi inspirint, jos mis yra inspirint merginas būti divomis. Blondinina pati turi vyrą, ne? Taip, jinai pati turi vyrą, Blondinina, ir viskas tam labai, žodžiu, happily married, taip toliau. Ir jisai ją išlaiko, jisai žino savo vietą, jinai yra, ta prasme, matriarchatas pas jos šeimoje, jinai yra bosas, jisai žino savo vietą, jis ją supportina, palaiko, trampampam. Tai viskas ten yra kaip graži, dėli meilės istorija, tik tiek, kad moteris, lyderis ir šeimos galva yra moteris ir Blondinina, žodžiu, taip toliau. Tai kaip, manai, pavyzdžiui, Blondinina turi dar augti potencialą, ar, pavyzdžiui, tu galvoji, padaryti iš to charakterį, kažką, daryti ir daryti naują charakterį. Ar dabar nori, kad Blondinina būtų, ta prasme, superstar? Aš nežinau, yra... Negalvoji, pavyzdžiui, tarkim, plus dar, kad tu studijuoji marketingą. Aš jau baigus marketingą. Tarsi nestudijuoji, atsiprašau, dirbi su marketingu. Pavyzdžiui, nežinau, kurti charakterius, tarkim, skirtingam prekių ženklam, kažkaip adaptuoti, pavyzdžiui, juos. Aurimas, nežinau, galėtų, Aurimas vardas buvo. Net ir nežinau, aš kažkaip vis tiek kontento kūrėjas, tu vis tiek kuri publikai, tai aš matau, kad publika nori Blondininos, aš jiem duosiu tai, ko jie nori. Taip. Tai šiuo metu pušinsiu toliau Blondininą, nes matau čia daug potencialo ir tokia niša, neišnaudota, sakykime, ir taip toliau. Aišku, mintis yra ir kažkiek komunikuoti eventually iš savo perspektyvos, kaip aš, kaip kūrėja, kaip Greta. Bet šiam momentui, tai jeigu kaip Hannah Montanai, tai dabar yra Hanos era, o ne tos meilės žodžių, tai šiam momentui, man atrodo, važiuos Blondinino toliau kol kas. Dar mes čia šnekėjom iš podcast'o, aš net nebuvau pagalvojęs, kad mes turim savo lietuviškoje Hannah Montaną. Taip. You get the best. Aš visada, nes mes vaikystėje, aišku, mama tada turėjo supras, kad gal jau man nepatiks vyrai. Moteris tiksliau. Aš, blėt, Hannah Montaną kaip žiūrėdavau, ta prasme, būdavo mėgstamiausias mano serialas, buvo Hannah Montaną, vis laik grįždai po mokyklos. Nežinau, kelintą ten valandą rodydavo, žodžiu, per pietus grįždavai, būdavo geriausias laikas. Dabar šnekuosi su savaja Hannah Montana. Taip, ir dabar, tai yra drastiškas skirtumas, drastiškas tarp realios manęs, kuri irgi yra šiaip šiais plaukais, ir šitos šiose plaukės, tai toks, wow, tikrai pasislėpus esu labai jau, konfidencialumas 3000, bet anyways. Ačiū tau labai už tokį stiprų interviu. Sąskaitą išrašysiu. Viskas varga, mes apmokėsim. Gal kažką mūsų žiūrovam norėtum pasakyti? Painspiruoti jos? Į čia žiūrėt? Kur tik nori. Linkiu būti glamurus, fabulus, pussy poppin divoms. Visiems. Tai ačiū tau labai, buvo smagu šiaip pasišnekėti. Man irgi. Tokia įdomi, tu įdomesnė tokia. Tu nelabai. Ačiū. Bet šuniukas įdomus labai. Šuniukas, va, matai, tokie neįdomi buvai, kad va pramiegojo visą laiką. Nu, šuniukui, nesubakam suprast šitus mokslus. Bet tu esi, kadangi ištreniraus, tu supranti. Aš šiaip trenerė, gal jis hipnotizuotas čia dabar galiojasi. Supratau. Viskas. Ačiū labai.